Sveiki! Esu Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro paramediko profesijos mokytojas ir transportavimo modulio vadovas. Šiandieną noriu Jums parodyti GMP automobilį. Mūsų skyrius turi labai didelę praktinę bazę, kurioje ruošiami paramedikai. Viena iš jų – GMP automobilis. Esame vienintelė Lietuvoje paramedikus ruošianti įstaiga, kuri turi netgi 2 GMP automobilius, kuriame atliekame praktinius veiksmus. GMP automobilis yra įrengtas visai panašiai kaip GMP tarnyboje. Turime ir naujausią mokymo įrangą, kuri atitinka LifePako funkcijas, su kuria galime mokyti mokinius. Praktikinių pamokų metu leidžiame mokiniams naudoti įrangą. Kaip ir sakiau, vienas naujausių mūsų įsigytų praktinių užsiėmimų priemonių yra LifePakas 15, kurį gali valdyti mokytojai iš specialaus pulto, pasirinkinėti širdies ritmus, arterinį kraujospūdį, pulsus ir viską kitą. Praktinę bazę taip pat sudaro daugelis manekenų. Vieni, kaip šitas, skirtas gaivinimui. Kiti manekenai skirti transportavimo pamokom ir sveria apie 40 kg, kad galėtume imituoti situacijas, kai pacientą reikia skubiai transportuoti iki GMP automobilio, o tada į skubios pagalbos skyrių. Tam, kad paramedikų mokiniai sugebėtų ir mokėtų dirbti realioje darbo aplinkoje, bendradarbiaujam su įvairiais socialiniais partneriais, pavyzdžiui, tokiais kaip GMP tarnyba. Turime labai daug mokymų su ugniagesiais gelbėtojais, kur ir galime išbandyti ne tik savo turimą įrangą, bet ir pamatyti, kaip dirba kolegos. Vis tiek teks dirbti kada nors kartu. Kviečiu atvykti mokytis į Karaliaus Mindaugo profesinį mokymo centrą Kaune arba Palangos Pajūrio filialę.